vakaras, stangrėjų guminukai. Labas vakaras, guminės polit muzikos gerbėjai. Show must go on. Štai 3 drambliai, ant kurių laikosi visos GNN top 10 naujienos. Šiandien laidoje pamatysite ir išgirsite daug pasiūlomųjų klipų į GNN top 10. Aktyviai balsuokite. Jūs nulemsite, jūs ir ne kas kitas nulemsite, kas iš atlikėjų kitą savaitę puikuosis topo viršūnėje. Pirmas pasiūlomasis gabaliukas buvo laikai. Buvo laikas, kai reikėjo didžių statytojų. Buvo laikas, kai reikėjo užjūrių supermenų. Buvo laikas, kai reikėjo vyrų su polėkiu. Dabar Lietuvai tinka bet kas, kad ir Petras iš Pasėlių. Gerai pavaro Petras. Buvo laikai, kai pavarai. Božena, o tu ar jau pridavė tepinėlį? Pasėliant sauginti. O kaipgi Kas dar paskubėkit. Tikslesnės informacijos galite teirautis į Petro. Bet ne mano. Veterinarijos ambulatorija žemdirbiams. Kitas pasiūlomasis klipas į GNN top 10 lyrinė baladė Laiškas. Vilija gavo laišką, kuriame rinkėjas skundžiasi, kad politikai per televizorių ir įdėti į laikraštį visai kitokie, nei atvažiavę į susitikimą. Vilija, klausė rinkėjas, ar galėtumėt sutartimi patvirtinti, kad tapusi prezidentė atrodysite taip, kaip atrodote rinkiminėme plakate? Mielas rinkėjau, atsako Vilija, kai aš būsiu prezidentė, nuo pašalpų ir socialinių išmokų tu ir visa tavo sudžiūvusi šeiminėlė būsite tokie sotus, kad patys atrodysite kaip aš gyvenime. Božena, ir aš gavau laišką. Nuo gerbėjo? Ne, nuo tavo vyro. Kviečia į svečius? Taip, ateik dar kartą į mano miegamą įrašo jis ir tau šakės. Užteks gąsdinti, metas dirbti? Taip, ar panašiai taip vadinasi kitas pasiūlomasis gabaliukas į GNN top 10. Kam patinka moterys? Balsuokite už jį. Aš turėjau neįkainojamos patirties užsienyje. Turėjau geros patirties ir su žemdirbiais, o atominė elektrinė jokios patirties dar neturiu. Aš dirbau ir dirbsiu, kad elektrinės neuždarytų, ją reikia kaip reikiant pasinaudoti. Užteks politikuoti, metas atsipalaiduoti su Kazimiera. Guminė ledi, atominė moteris. Wow! Oh yeah! Bet čia dar ne pabaiga, Petrai. Ar dar kas nors ateina? Taip, į GNN topą su trenksmu ateina gabalas geresnis už kitus. Aš ateinu! Wow, 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 wow. Džiaugiuosi, kad turi tokį kaimyną. Jis nepasididžiuodavo, būdavo vos tik ją žmon pradars, jos jie ir pas mane. Jiem toks ir paksienės balda, ir pat paksienė, nes nėra kandas svarbu, o kas jais naudojas. Va toks žmogus ir turi būti mūsų prezidentas. Pažįstu jį jau 30 metų ir kiekvienas susitikimas naujas patyrimas, kaip reta, įdomiai nusišneka. Aš juo čia štai pasitikiu. Kiek kartų buvau taip prisisprogęs, kad dangus su žemė maišėsi čia štai. O Česlavas mane visada su visu krėslu namo čia štai parnešdavo. Jau darželyje jis buvo vienas gabiausių ir talentingiausių demagogų. Kai visi miegodavo, pietų jis tyliai nusėlindavo į virtuvę ir suvalgydavo visą uogienę. Ir svarbiausia pasiekdavo pats, savo jėgomis, kad ir kaip aukštai ant lentynų ją pastatydavau. Visą gyvenimą kovoju prieš komunizmą, bet ne prieš Česlavą, prieš žydus, bet ne prieš Česlavą, prieš p***ars, bet ne prieš Česlavą. Niekaip negali suprast, kodėl aš nekovoju prieš Česlavą. Atėjo metas išpildyti svajonėms. Aš ateinu. Įdomu, o ką Česlovas darys su paksienės baldai? Jau girdėjai, jam tiks. Tai jei laimės, o jei ne? Tada turės grąžinti paksienį. Logiška ir teisinga. Lygiai teisinga visiems. Ar tai tik nebus užuomina apie kitą gabalėlį? Taip, atėjo metas mūsų naujam, senam, geram šlageriui Prisiekiu. Aš Valdas Adamkus, prisiekiu prisiekti. Kad prisiekiu, kaip jau buvau prisiekęs. Sakant prisiekiu, vėl prisiekęs, sakant priesaikus,
laikysiuos kaip priesaikos, laikiausi sakant, kaip jau buvau prisiekęs. Ir būsiu sakant lygiai teisingas, sakant visiems visų sąrašas atsakant pridedamas Tai buvo naujausi solinių gabaliukų pristatymai. O dabar kita kategorija – politchorai. Politchorai ir naujausi jų darbai siūlomi į GNN Tom 10. Antri metai Vokietijai, a jau tai prakutau. Dar metai kiti iš Lietuvą virsiu tikrų žmogų. Oi, kaip nusibodo parsidavinėti viduklės geležinkelio studijai. Nusibodo ir kodėl aš neploviau indų Londone. Kodėl neploviau, kodėl? Lietuviai grįš, nes kai mes būsime ES parlamente, gerai apmokamo darbo nebebus net ir Londone. Trispalvės žygis per Lietuvą tęsiasi. Pasilik vėliavą savo mieste. Būk labiau lietuvis. Oi, šiandien tiek naujienų GNN Tote. Balsuokite ir jau vėlų sekmadienio vakarą sužinokite, kas užims pirmąją vietą. O mes atsisveikiname. Čiau! Aš jūs myliu.